Sveiki, gautas iškvietimas, paskambino žmogus, prašė pagalbos. Turim Tesla Model S. Biškį reikia patininguot, tad manau parodysim. Lekiam. Reikėjo čia sukti. Čia reikėjo, aš nežinau, kur mes važiuojam. Aš gau iki darbo. Pavarykiam susūdų. Pinigai, kaip sakant. Jo, o greitis 30. Wow, su savo marokais. Žodžiu, vėluosi. Nieko tokio. O, Jezus. Kažką liečia. Reikėtų biškį svorio numest abiem, turbūt, ne? Liečia. Kam numest? Abiem. Pasiėmėm Tesla, turim Model S, Long Range, 2020 metų, juodos spalvos. Aišku, paprašė mūsų dėl to pagalbos, nes reikia sutvarkyti priekinį buferį. Keletas defektėlių, kaip sakant, o kas toliau? Toliau tai bus biški tuningo vadinamo. Padarysim shadow line'ą, uždėsim kitus ratus, bus Maxton dizaino. Maxton dizaino priekinis lipas, poslenkščiai ir galinis difuzorius. Taip. Tad bus toks kaip Batmobilis, manau. Jo. Ką, apeinam dar, gal pasižiūrim visus defektėlius, ką mes tvarkysim, ką darysim, ne gal? Tai jo, defektėliai tai bus iš tikro nėra dideli. Čia gali bortą, dar kažkur. Jo, priekinis buferis suvarytas, čia įkirsta yra nemažai. Paskui čia va, lempa nubraukta ir buferis. Tokių visokių pabraukimų čia. Pabraukimų, va, įbrėžimas irgi toksai. Jo, ratai bus kiti. Ratai bus 21, dabar kaip tik nuvežėm dažytą, ne? Jo, bus juodi. Jo, nuvežėm miltelinių dažyt, nes ilgiau laiko negu mūsų dažymas. Kas paskui eina... Visi chromai naikinsis, darysis shadow line'as vadinamas. Rankenėlės, aplink langus. Žodžiu, visas chromas. Jo, visas chromas. Aš nežinau dėl raidelių, kaip čia bus, aišku, bet nieko negalvom. Ar ženkliukas? Ženkliukas sakė, nori palikti originalų, bet nežinau, dar spręsim šitą reikalą, kaip čia bus. Jo. Raidelės tai nuimsim jaučiu lauk. Čia šiokie tokie defektėliai, pabraukimai, žodžiu. Gale difuzorius bus Maxtono. Įdomu, kaip atrodys, dar nei karto nesam testus turėję ir dėję šito reikalo. Tamsinsim langus visus. Nu, turbūt visus. Turbūt. Jeigu reiks policija. Policija neleidžia. Tai va, dar vienas defektėlis dariau, ne? Ja, bet čia, manau, meninis padarys, ištaisys šitas klaidelės kažkieno. Meninis padarys. Čia va dar įbrėžta yra prie to pačio. Nu, kėbulas matęs gyvenimą, bet čia normalu. Mašina nestovi vietoj, važinėja. O dar kas įdomiausia, tai tik pasiėmėm Tesla ir ką pastebėjom, tai kad biški Merso detalių yra. Nu jo, sakė savininkas, kad... Užrakinta. Na girdai, kas čia dabar yra? Va, tai. Žodžiu, savininkas sakė, kad... Nu, mes nežinojom patys irgi, nes pirma Tesla, ne? Kadangi iš tikrųjų gali įdomu šiaip pavažinėti su jai, įdomu pažiūrėti. Paskui pabandysim, važiuosim. Bet iškart kas pasimatė, tai... Kad Merso rantie valdymai visi. Ir rankenėlės, ir bėgių svirtis, viskas eina Merso. Šitas tai vapšė yra, jaučiu, E-klasės senojo. Nes turbūt eina tie, ne? E-klasės. Nu, E-klasės, bet gal jisai kokių 20, 12 jaučiu. O mašina 20. Nu, bet... Tai va, salono nelabai yra ką rodyti turbūt. Nežinau.
Aš manau visiems žinoma tą mašiną, čia apžvalgos net nelabai reikia daryti. Iš tikrųjų bus įdomiau labiau pamatyti su Maxtonu visų sudėtų. Kai bus užjuodinta, bus juodi ratai, tai bus biški toks išskirtinis ir kitoks negu matomos visos mieste. Tai va, tai ką, bandom, sėdam, važiuojam, ne? Ja, galim iš tikrųjų pravažiuoti. Pabandysim, kaip Aš tai vadysiu pažaisti iš tikrųjų, tai nežinau. Jis pažaisti? Ja, biški noriu pagažaisti. Vis smagiau. Nu, ja. Tai ką, žodžiu, bandom, važiuojam ir viskas. Eisim dirbti toliau. Ja. Kada žmonės atvešėt mums tokį patiuninguoti? Visą laiką norėjom pabandyti kažką tokio. Kaip tu galvoji dar? Aš tai galvoju, kad norėčiau su tokiu pavažinėti. Pavažinėti. Kai iš YouTube'ės uždirbsim milijoną, tada nusipirksim. Niekada. Nebent angliškai šnekėsim. Į Amerikos rinką papulsim. Kada Amerikos rinka? Nežinau, mes dar tik mėnesį su YouTube, dar tik mėnesį. Tai neblogai varom. Ja. Jeigu jums patinka, tai nepamirškit subscribe, like spausti ir komentuoti. Ypač like. Like, subscribe. O, kur čia tas bėgis? Irgi dėdė. O tęsiant apie Teslą, tai saloną jaučiu visi, jau žinot. Turim tikrą medį. Didelį televizorių. Mano rankos nemažos tikrai. Jo, beje, šitas turi beveik 400 kW. Long range'as, tai dėl to, kad jisai gali nuvažiuoti virš 500 km. O važiuoja tai tikrai maloniai, nes Merso važiuoklė pas jį. Ir šiaip, kaip tau jau patinka? Patinka? Labiau benzinas, ne? Patinka, šiaip viskas okei, trauka tikrai neblogai. Nežinau, man benzas prie širdies ir dar labiau prie širdies būtų ką paveikti, reiškia, kad yra mechaninė. O kaip kitiem, nežinau, čia... Nu, realiai ta trauka, blemba, jinai tokia staigi, viskas okei, bet nėra emocijos, kaip sakoma, va šitas mašinas. Reikia garso, reikia garso. Mes kaip benzingalviai, tai norisi garso. Iš šaigo net įspaudėm kažką. Kaip tau pačiam? Man tai nežinau, aš dar nevairau, man tik patiko pažaisti, čia yra žaidimukų visko. Toks aišku, technologijų prigrūsta mašina. Kiek iki 100 pasiek? 3,8 man atrodo, jeigu neklystu. Visai smagiai važiuoja. Mane tik biškį nervuoja, kad tas yra variklio stabdymas, kai atleidi gazą ir kai, nežinau, kaip ta regeneracija vadinasi, kaip jis ne regeneracija? Ne, kai paspaudi gazą ir atleidi tiesiog stabdosi dabar mašiną. Man tai tas nervuoja, aš tai negaliu. Aišku, čia pripratimo reikalas, bet visiems skirtingai. Tai žinai, pavažinėjai šią savaitę su ją ar kažkiek laiko, manau, priprastum ir sakytum viskas čia okei. Gal ir jau. Dabar, kai atsisėdi, tai keistoka biškį. Šiaip tai važiavimas pats irgi, nežinau, nėra labai minkšta, ar tenai garso izoliacija kažkokia ypatinga. Šiaip, kai mašinos kaina tokia nemaža, tai tikrai aš asmeniškai rinkčiau RS7. Nes realiai, kaina panaši, ta prasme, Panaši. Tikrai galima rasti RS7 už Teslos kainą. Tai jinai nauja, man atrodo, 80 000. Jo, bet tai vis tiek, aišku, tenai taupumas, taip toliau, žalia energija, bet kas
su tuo susiję, ne čia papuolė, taip sakom. Pas mus labiau su benzinu, turim vieną dizelinį variantą irgi įdomu, parodysim kažkada tikrai. Žinai, apie ką kalbu? Ne. Kaip tai ne? Nežinau, rimtai. Na tai gerai. Sena? Sena. Ai, sena, spalvota? Ja. Čia reikia geresnių orų jai. Bet jau balandžio 1 jau viskas jau galima, ne? O techas yra? Taip. Ten tai su ekologija nieko nėra. Nesusijęs dalykas. Susijęs visiškai. Nors šitą mašiną irgi, nu kokia ekologija iš tikrųjų. Nu jau. Nes realiai kas elektra, kas vyksta? Akumuliatorius reikia pagaminti, jas reikia utilizuoti, reikia dar kažką. Visi tik galvoja, kad čia labai gerai yra. Na, čia kiekvieno nuomonė. Nu, žodžiu, mašina yra šiaip viskas okei, mūsų darbas yra kaip pasakyti, ne apžvalgas daryti ir taip toliau, o tiesiog padaryti ją gražią, nesvarbu kokia jinai yra, ar ten elektrinė, ar benzininė. Beje, pastebėjom, kad daug rašot, kada bus RS-as. Tai RS-o naujienos tokios, kad nebedaug liko iš tikrųjų. Padarys kėbulą. Buvom pas kėbulistą, ne? Jo, buvom pas kėbulistą, iš tikrųjų tai nedaug liko. Žiauriai nedaug. Liko tik viską sutvarkyti, sudėlioti vietas, gražiai padaryti ir pasiimsimės jį. O kai pasiimsim, tai pradėsim daryti tą vadinamą naują video apie jį. Tad biški kantrybės, palaukit ir bus vaizdas. Nes komentaruose matėm, kad visiems labai knieti pamatyti tą mašiną. Ir visiems labai jos, kaip sakoma, trūksta. Trūksta. Ne, tai čia taip greitai viskas nevyksta. Būtų taip greitai, tai čia. Dar realiai kėbulistas mus priėmė anksčiau laiko, ta prasme į tarpą įterpė. Tai labai ačiū iš tikrųjų jam. Nes realiai eilės, tai nežinau, dabar posmės, irgi po 3 mėnesius, 2 mėnesius, irgi aišku nuo kėbulisto priklauso, bet šiaip tai žiauru. Ne, nepadarys, taip jau yra. Taip pat su dažais irgi, kiek laiko laukia, žiūrėk dažų. Ja, su dažais irgi, jeigu pas gerą koloristą, tai reiks palaukti. Vienų dažų laukiam iš tikrųjų 7 golfų, kiek laiko? Pasakyk. Aš jau nebežinau, jau 2 mėnesius gal. Jeigu nedaugiau. Biški problemai ten. Gal net 3 mėnesius laukiam, nes ale nuvežėm duris, nes neturim ką daugiau nuvežti kaip pavyzdį ir... Tiesiog sudėtinga spalva, žmogus bando daryti, bet nieks nepadaro jos. Nu, yra kaip yra. Spalva realiai standartinė golfas. Nu taip, bet jie nedarė ir nepadarė. Nepadarė. Vapšė skiriasi visiškai, ne į temą. Norėjom jau žmogui mašiną atiduoti ir gavosi, kas gavosi. Nudažėm, dabar dar kartą nudažysim kažkada, kada padarys dažus. Bet RS-as bus, palaukit, biški kantrybės, manau čia ir taip viskas greitai vyksta. Patys matėt, kokios būklės tas RS-as, bet bus uoga. Wow, kokie bairiai. Ačiū, vieni pakas.
geras orelis, tad pats laikas montuoti padangėlės. Kaip matėt, gavom Michelinus, tai važiuojam dabar sumontuosim ant ratų, parodysim kaip ratai atrodo. Liko tik tai kas, Makstonas. Kada Makstonas grįžta? Rytoj turėtų būti jau pas mumis rankose. Ko čia pipsini? Tai rytoj gausim Makstonus ir galėsim pradėti viską krauti. Patogiai sėdžiu, toks, bet svarbiausia tai, kad pasiėmėm Teslos ratukus. Jau, manau, reikia didesnės mašinas, čia nieko nebus. Galvoju, kad nereikia, žinok. Viskas telpa kuo puikiausiai. Baisiai čia telpa. 4,21 ratai. Su padangom. Jeigu dar norėtumėte... Taip, važiuoju, va. Tai va, sėdė, tipo, norėčiau diržą užsisekt, bet va. Jau. Net nedaina. Niek. Būna ir geriau, aišku. Ai, tu neužsisekiai? Neužsisekiau, tu kaip čia užsiseksiu, važiuok. Nedaina, niek. Čia ir begas, kai šautų, tai karačiai. Būtų bairių. Niek. Lekiam. Parodžiau tos ratukus, va. Naujai dažyti, juodi, blizgus. Michelinai, naujos padangikės, viską, Tesla riedės. Mažiau batareikos valgys. Gal. Gerai, nesvaikstam, varom, dėt ratų. Grįžom į dirbtuvės. Ką tik atvežė mums Makstoną. Pravažiavo čioperis. Turim priekinį lipą, turim poslenkščius. Turim galinį difuzorių. Viską įsidėliojo maždaug kas kur bus. O kas dar, tai atsirado Shadowline'as, pasinaikino visi chromai, lampos galinės susitarsto. Neleido filmuoti mum, ne? Jo, nu kaip visą laiką, nieks nenori filmuoti. Bet manau, kad viskas gražiai gavosi, bet mobilis vadinamas, užsidės ratukai, Makstonas bus gražu. Tai ką, manau, einam dirbti, bet taip jau yra, kad šiam kartui tiek. Tad nepamirškit subscribe, like, pakomentuokit, kas patinka, nepatinka ir iki kitų kartų.